kelius, nešam mažus varpelius. Vyno daugiau nesuspėsim pakelti per naktį, o lūpas nesaugo tiesos, tavo lūpas pilnas rasos, leis pristatyti. Šiandien su mumis yra Respublikinio projekto Kuriame Respubliką kūrybinės laboratorijos Utenoje vadovė Regina Mikalauskienė, kurios ir paprašysime pristatyti projektą. Labą dieną visiems. Gerbiamas merė, gerbiamas Seimo narė, Utenos kolegijos vadovai, svečiai, dalyviai. Taigi, 12 metų pavasarį startavęs Respublikinis pilietiškumo ugdymo projektas Kuriame Respubliką, visuomenės pilietinio veikimo kompetencijų ugdymas įgauna pagreitį. Didžiausiame Lietuvoje pilietiškumo ugdymo projekte iš viso dalyvauja 120 švietimo įstaigų iš 30 savivaldybių. Projekto trukmė, kaip minėjau, nuo praeitų metų pavasario iki 2014 metų gruodžio mėnesio. Pirmasis etapas vyks iki šių metų rugsėjo mėnesio, apie kurį plačiau ir kalbėsiu. Projektu Kuriame Respubliką siekiama susieti Lietuvos jaunimą su viešąja erdve, padėti jam atrasti Lietuvos visuomeninę tikrovę ir viešąją politiką kaip asmeninio dėmesio, rūpesčio bei įpareigojimų vertą kūrybos lauką. Pažadinti jaunimo pilietinį kūrybinį potencialą, sukelti kūrybos džiaugsmą, padėti atnaujinti pilietinį ugdymą mokyklose, sutelkti švietimo įstaigų ir vietos bendruomenių pilietinį potencialą ir nukreipti jį demokratinės respublikos kūrimui. Tačiau net jei valdžia gera, bet piliečiai blogi, tai ir valdžia neišvengiamai suges. Taip teigia mūsų mokytojas ekspertas Andrius Navickas, pateikdamas garsaus amerikiečių mąstytojo frazę, įžiebė viltį, kad mokiniai savo iniciatyvą ir vadovaudamasi pačių įvardytomis vertybėmis gali pakeisti visuomenėje vyraujančias problemas. Šiuo metu pradėtos vykdyti projektų veiklos Utenos kolegija Adolfo Šapokos gimnazija sprendžia socialinės problemas savo projektuku. Mažina socialinę atskirtį, skatina kartų solidarumą, gerina mūsų besigydančių žmonių sergančių žmonių gyvenimo kokybę. Studentai gyvendina projektą Studentai senjorams, senjorai studentams, kurio renginėje šiandien mes esame. Būsimieji specialistai žada ištiesti pagalbos ranką senjorams ir pasidalyti su jais savo žiniomis, įgūdžiais. Adolfo Šapokos gimnazijos gimnazistai, jų projektas yra Draugui rodyk širdį. Jų veikla prasideda gimnazijoje ir keliasi į Utenos ligoninės reabilitacijos skyrių, kur gimnazistai ir bendradarbiaujantys su jais bendruomenės nariai bendraus su besigydančiais, organizuos kūrybinius užsiėmimus ir įkurs vykdys tokią akciją knygų rinkimo ir galų gale įkurs bibliotekėlę skyriuje. Užpalių gimnazijos moksleivių projektuką Susikurkime ir kurkime. Jo esmė – ugdyti visuomenės pilietiškumą, skatinti bendruomenės kūrybinį potencialą, aktyviai dalyvauti gimnazijos ir miestelio įstaigų organizuojamuose pilietinėse renginiuose bei akcijose. Krašuonos progimnazijos projektuko jaunieji reklamos tyrėjai idėja išmokyti patiems ir pristatyti mokyklos ir mikrorajono bendruomeniai reklamos pozityvioje pusę, mokyti visus išvengti reklamų aukos sindromo, kartu mokytis taupyti popieriaus išteklius. Vyturių progimnazijos mokykla sprendžia aplinkos saugos problemą. Jų projektukas Naudoju popierių sodinu medį tikslas skatinti, saugoti ir puoselėti gamtą, stengtis pakeisti vietos bendruomenių požiūrį į supančią aplinką, kviesti taupyti išteklius, ugdyti atsakingą požiūrį į vartojimą. Taigi mokykla tampa centru veikiančių savo bendruomenės labui ir į veiksmą įtraukia vis didesnį visuomenės dalį. Mes rengiame projektą Studentai senjorams, senjorai studentams. Ir šis renginys yra pirmasis iš mūsų planuojamos pilietiškumą skatinančios veiklos.
Labai džiugu, kad abiejų kolegijos fakultetų bendruomenės džiugiai įsitraukia į veiklą ir geranoriškai organizuoja kartu su mumis įvairią veiklą. Taigi, balandžio mėnesį kolegijos sveikatos priežiūros ir socialinės rūpybos fakultetas pakvies seniorus į sveikatos pavasarį, kurio metu organizuosime paskaitas sveikos gyvensenos, mankštos, savimasažo bei kitomis temams. Bei mobilios studentų grupės vyks pas seniorus į namus, kur darys masažus, bei taip pat vyks į Utenos socialinės globos namus. O verslo ir technologijų fakultetas pakvies seniorus į verslo savaitę, kurios metu mokinsime seniorus prisijaukinti kompiuterį, organizuosime ekskursiją Utenos seniorų bei studentų akimis, taip pat kepsime skaniausius močiutės blynus ir kalbėsime tarmiškai, taip paminėdami ir tarmių metus. Tikimės, kad mūsų renginiai paskatins pilietiškumo ir bendruomeniškumo jausmus. Gerai gavos, Seimo narė Milda Petrauskė mums vėl nudakė, pageidavo, kad išgirsti jaunimo balsą, jai pasisekė, va. Tai reiškia, kaip seniorė save prisistatė, jai pasisekė išgirsti mano balsą. Na, tai, mielas jaunime, aš jums čia dabar patstovausiu, bet tikrai tai labai įdomi tema, aišku, džiaugiuosi, kad tokie projektai vyksta, nepaslaptis, kad ir įvairiaus lygmens politikai, partijos, visuomenė judėjimai, tai jau diskutuoja ne 5 ir ne 10 metų apie pilietiškumą, pilietinę visuomenę. Teko ir man kolegijai kažkada tai susitikti su studentais ir apie tai padiskutuoti. Ir tikrai, man atrodo, diskusija išėjo labai gyvenimiška. Tai šiandien aš, aišku, čia paskaitų skaityti nenorėčiau, prisiklausom įvairiam progom ir taip, bet aš tikrai noriu pasakyti, kad tikrai labai nevienareikšmiška yra tema. Ir atsakymai dažnai mes ieškam labai paprastų, ypač kai kalba eina apie kitus, ne apie save. Bet šis taip nėra, nes žmogus, kai žmogų galime žiūrėti labai plačiai, labai siaurai. Žmogus yra ir individas, tas, kuris čia išlipa kažkada iš medžio. Gal jis asmuo, turi vardą ir pavardę, galbūt jis tampa asmenybė, jis tampa piliečiu, bet jis tampa ir reiškia, jis dar turi būti pilietiškumas. Klausimų labai daug. Ar pilietis, ar gali būti pilietis nepilietiškas? Kaip jums atrodo? Turi Lietuvos Respublikos pasą. Taip, turi pasą. Laikais įstatymų, bet tokį negeri viešoje vietai. Nerūkai mokyklos teritorijai. Nu, taip toliau, reiškia. Gerbiu Lietuvos Respublikos įstatymus. Va, reiškia, ar pilietis ir pilietiškumas yra tas pats, ar ne, kažin? Kaip jums atrodo? Nu, toks klausimas, reiškia. Daug yra pamastymų. Matyt, mes Lietuvoje turim virš 3 milijonų, gal dabar jau tik tai iki 3 milijonų piliečių. Dar meluoju, turbūt mažiau, reiškia, tam tikrus dokumentus reikia turėti. Bet piliečių mes turim, bet ar tikrai jie visi pilietiški, tai, reiškia, yra didelis klausimas. Todėl suplakti, kad mes esam piliečiai ir mes esam pilietiški, negalima. Mes turėtum siekti, kad Lietuvos Respublikos ir Utenos piliečiai visi būtų pilietiški. Taip. Čia, aišku, šiandien jau nuskambėjo tas žodis ir, man atrodo, aš kolegas direktoriaus lūpų ir čia dar, kai nuskambėjo apie tą patriotizmą, kuris turi įvairių atspalvių, kartais jis, aišku, ypatingai gerbtinas, bet čia vėl klausimas, mes turėtume sakyti, ar patriotizmas yra, reiškia, sinonimas pilietizmai, ar tik tai atmaina tam tikra, yra tikrai, reiškia, va tas, kur kalbėjo, garsiai šaukiantis patriotas, ir gali būti ir pilietis, ir panašiai, ir atvirkščiai. Ir daugybė yra klausimų, bet aš baig norėčiau galbūt tokių dalykų, kad ir Lietuvoje, ir Utenoje mes visi gyvensim daug gražiau, daug geriau, dar darniau, pradedant šeimą, reiškia, užbaigiant miestų, kolektyvų, užbaigiant valstybę, jeigu, čia jau buvo užsiminta šiek tiek, jeigu bus tokias dvi sąlygas. Jeigu mes dažnai sakom, nu, jūs nepiliečiai, jūs nepilietiški, ir tai yra tiesa, iš esmės, kartais. O šiandien čia nuskambėjo, o valdžia ką daro? Koks čia būtų pilietis, kai jie šitaip valdo Lietuvą, o gali Rūteną, nežinau, reiškia. Tai kaip gali būti piliečių, kaip gali mylėti tokią valdžią? Dažnai suplakama Lietuva su valdžia, tai visiškai skirtingi dalykai. Reiškia, ir pilietis nutarė, kad jis neis į rinkimus, kad jis
reiškia išvisėms, kad jis bėgs iš Lietuvos, niekada nieko gero nebebus, niekas šitas Lietuvos nesutvarkys ir panašiai. Tai tokie dalykai, reiškia, yra pataisomi sudėtingai labai paprastai. Tai ir tas pilietis, tai ir kiekvienas iš mūsų, ir pavien pilietis yra tas, kad jis turi teisės ir pareigas. Tai dažnai, ir man tiesiog darbė tenka susturti, kaip pilietis žino tik tai savo teisės. Reiškia, bet pareigų jis tai nenorėtų net prisiminti. Žinotų nemokamą mokslo medicinos, nemokamą, reiškia, mokslo kolegijai, mokyklai, jis norėtų, reiškia, išasfaltuotų, reiškia, granitų nuplautų kelių, jis norėtų didžiulės pensijos, jis norėtų didžiulį atlyginimą, bet kai paklausiu iš viso to, kad reikėtų gal už savo namų valdą sumokėti ne 5 litrus, bet 15 į tą biudžetą. Aišku, jisai to suplūsta. Čia jau piliečio teisės pažeidžiamas. Tai bet viena iš vienos pusės, aišku, yra pareigas piliečio. Tarp jų, mano viena paminėta, pagrindinė ir esminė ateiti rinkimus. Laisvoje demokratiškai šaly. Gal tada mažiau reiks emigruoti, ateiti rinkimus ir netėti ne todėl ateiti, kad reiškia, kad, gal kolegės direktorius liepia tėvas, mama arba pačiam, bet ateiti todėl, kad tai yra pagrindinė piliečio pareiga pabandyti būti mažyčiau tuo 1 iš 3 milijonų, reiškia, valstybės šeimininkų. Tai tiesioginis dalykas. Ką jau kalbėti apie kitas pareigas. Bet aišku, bet yra kita pusė. Bet pilietis gali būti labai pilietiškas, bet jis gali gyventi negauti tai, kas jam priklauso. Bet tai labai susiję. Jeigu tu būsi pilietis, jeigu mūsų Lietuvos žmonės bus piliečiai, tai reiškia, kad jie anksčiau ir vėliau, kiek jie bus daugiau pilietiški, tuo daugiau jie gaus ir ne tik tai, bet ir teisių. Tai yra susiję dalykai. Ir labai paprastas pavyzdys, kiek kažkad mane bandė nušvilpti ten aikštė profsąjungos, reiškia, kai aš po vienų rinkimų Seimo atsistojęs, Mingo dalyvavo ir pasakiau, kad žmonės, jeigu jūs Lietuvos Respublikos Seimo narius, aukščiausią valdžią, nuo kurios mes priklausom ir vietos valdžią, reiškia, jeigu jūs renkat, tada buvo Valinskienė, ta banga čia buvo, reiškia, persvarkė, jeigu jūs renkat už tai, kad gražiai dainuoja, kad ilgas gražios kojos, tai sakau, klausykit, mes irgi galime nupirkti koncertų, man ne problema, 3000, galėčiau dar asmeniškai nupirkti. Bet kai pasibaigia rinkimai, visi reikia darbo vietų, pensijų, atlyginimų. Juk niekas neprašo, kad, reiškia, štai, reiškia, Seimo nariai sulėkit padainuoti. Koncertą padarykit ir galite jūs ten nesąmonės toliau. Niekas neprašo. Bet kai rinko, tai reiškia, Utenoj, atsimenu Valinskienė, nesikė neparodžius akių, nesustikus su ne vienu rinkėju, tokia sena partija, kuri priklauso kaip socialdemokratai, 7 balsais apylinkė. Reiškia, tai reikėjo tada, gal ne mums čia tvarkyti, gal ir turėjo, reiškia, jie tvarkyti. Tai pažiūrėtum, kaip jūs šiandien gyventų toj tenoj. Ar čia stovėtų prieš jūs geriausias, ar prieš kelis mėnesius laimėjom Lietuvoje 1 vietą pagal kraštotvarką, konkretų beje nebuvo dėl parkų tenoj, joks, reiškia, ir daugybė kitų dalykų, jūs matot, reiškia. Tai yra tokie dalykai. Tai atėjo žmogus į rinkimus, lyg tai pilietinė pareiga atliko, ar jis buvo pilietiškas. Jis rinko savo pagal balsą, dar šitie nieko nepristirbė, kitam moteris graži, trečiam kojas gražias, taip toliau. Tai jeigu šitaip rinkit, tai šitaip ir gyveni. Todėl, bet jeigu atliksit savo pareigas sąžiningai, pagal tai, kad nori, kad tu gyventum, kad artimiausiais metais kas nors keistų, kad gyventų tavo vaikai, anūkai, kitokie aplinkoje, tai tu privalai, reiškia, nekrės cirkų ir atlikdamas savo pareigas. Jeigu visi, tai jeigu pilietis atliks savo pareigas, anksčiau ir vėliau, kiek mes bekeiksim, bekeiksnosim valdžia, kuo piliečiai atliks labiau savo, aš paminėjau vieną, bet tas pilietis turi daugybę pareigų ir teisių. Kuo pilietis labiau atliks savo pareigas, tuo jis labiau privers valdžią dirbti Lietuvos, tautos ir jo šeimos, jo vaiką nukalabų. Tai yra auksinė taisyklė ir aš džiaugiuosi, baigdamas noriu pasidžiaugti, kad man atrodo, kad pastaraisiais metais ir Utenoj beje, aš esu įstikinęs, tų piliečių labai daugėja. Visi dėstytojai, visi svečiai, tau klausytojai ir studentai. Trečiojo amžiaus universitetas atsirado jau prieš metus Utenoje, o Lietuvoje tai jau gal kokie 20 metų veikia tie universitetai. Idėją subrandino mūsų nemirtingoji biblioteka. Jie užsiimdami įvairiom veiklom pamatė, kad vyresniems žmonėms kažko trūksta ir sukvietė iniciatyvinę grupę
ir įkūrė Trečio amžiaus universitetą. Universitetas yra asociacija, tai reiškia, kad laisva valia žmonės ateina, užpildo, turim nario mokestį 20 litų ir dalyvauja veikloj. Tikrai galiu drąsiai pareikšti, kad tau klausytojai yra labai pilietiški piliečiai. Todėl, kad jeigu žmogus eina, dalyvauja ir kažko užsiima, jis tikrai bus linksmesnis, sveikesnis, nebus našta savo artimiesiems ir teiks tik tai džiaugsmą. Universitetui labai padeda ne tik biblioteka, kuris suteikia patalpas, organizuoja daug renginių, padeda ir savivaldybė. Pernai iš projekto skyrė lėšų nuvažiuoti į Kauną senjorams, aplankyti Maironio muziejų. Taip pat labai gražiai bendradarbiaujam ir su kolegija. Esam pasirašę partnerystės sutartį su biblioteka ir su kolegija, ir kolegijos studentai jau suaugusių švietimo savaitės metu senjorams organizavo kelis labai gražus renginius, išmokė, tiesiog padarė vizitinės korteles senjoram. Na ir ekskursija buvo visokių tokių gražių dalykų. Taigi dėl to tikrai turiu padėkoti ir studentam, ir dėstytojam, kurie inicijavo šitą veiklą. Na, apie ateitį, tai galvoju, kad šitas projektas tikrai bus labai mums įdomus. Mokytis niekada nevėlu, tai mes mokysimės, bet labai svarbu, kad tas įgytas žinias dar paspėtum kur nors įgyvendinti. Ir galvoju, kad šitas projektas mums tikrai padės tas įgytas žinias dar kažkur ir panaudoti. Esu puikias emocijas. Tai irgi pilietiškumo dalis. O kad pilietiškumui reikia rašyti projektus, tai aišku, tai gal skamba ir keistokai mums pokario kartai, nes mus ugdė šeimoje tėvai. Ir projektų niekas nerašė. Ir mes, ačiū Dievui, šiandien esam piliečiai ir žinome savo pareigas. Žinome, aišku, pirmiausia pareigas, paskui teises. Ir noriu pirmiausia tai padėkoti, kad Utenoje yra jaunas meras, besirūpinantis miestu. Mes turime... Mes turime kuo didžiuotis, mes turime patį jauniausią Europinį parką, kuriame senjorai ir studentai ir maži vaikai gali praleisti laisvalaikį, gali senjorai vaikščioti ir šiaurietišką ėjimą, pasinaudojant lazdomis, nors taip tai gal ir nereikia, bet tai labai gerai nuo visų ligų apsisaugoti ir mažiau vaistų reikia. Mes labai džiaugiamės, kad yra tokia biblioteka, galbūt garsiausia Respublikoje Miškinių biblioteka, tokiais gražiais pavadinimais, ir kad tai yra nuostabus darbuotojai, kurie ne tik tai kviečia mus nebūti namuose, nesidėti, nesudėti rankų išėjus užtarnautą poilsį, bet mes kiekvieną laisvą minutę susirenkam būtent čia ir mes randam sielai atgaivą, mes randam atsakymus į visus klausimus, mus mielai sutinka visos darbuotojos ir jaunimas, o čia irgi labai puiku, kad mes turim į ką atsiremti. Ir svarbiausia, tai visiems patarčiau, kad kam depresija ar kam taip yra liūdna namuose, nesidėkit, bet eikit, ieškokit. Pirmiausia gamtoje, o paskui bibliotekoje ir visuose renginiuose dalyvaukim. Tikrai truputį nemaloniai nuteikė šių metų vasario 16, kad Utenio aikštėje susirinkom senjorai, bočiai ir šauliai. Koncertai tai buvo daug, bet man atrodo, jeigu yra geras koncertas, tai pirmiausia, turėkim pareigą, pagerbkim tuos, kurie žuvo už laisvę, pagerbkim Basanavičių, sugiedokim himną ir tada turėkim teisę nueiti į puikų sporto centrą, kurį turim, ir klausyti koncerto. Sutinkat su tuo? Čia nereikia parašyti. Pabandžiu. Bent vieną. Sunku. Taip, o iš tikrųjų, tai bandau prisidėti ir prieš tai sveikinusi, tai ponė paminėjo kovo 8-ąją. Iš tikrųjų, šiandien mes,
aš tą gal ir bandau padaryti truputį tokį, judesio, nežinau. Tai nereiškia, kad senjorai turi tai jau, ta prasme, nebejudėti. Taip, arba jaunimas, tai juolab aš nesuprantu kitą kartą jūsų, kai, suprantat, dainuoja žmogus, jie, aha, tai gerai, tai va dar suklydo, žiūrėkime, kaip jie, tai iš viso konfūzą. Na, taip jūs turėtų atsistot, palaikyti, suprantat, tai, ką žinai. Gerai, bjaurus tas Gaižiauskas, ne? Per paskaitas prinervavo dabar dar. Iš tikrųjų, tai noriu, aišku, pasveikinti su moteris, su moters diena, kuri bus rytoj. Moteris yra gražiausias Dievo kūrinys. Taip, tikrai. Aš nepritarčiau vyrui, taip, o ką mes kalbam toliau apie pilietinės teisės, apie tas šventės, kurias minim taip pat šiandien būsimo kovo 11, tai jau yra žmonių kūrinys. Tai iš tikrųjų aš turiu čia būti kaip ir diskusijų, galbūt išjudintojas. Tai keletą tokių klausimų turiu, kurie galbūt ir lems tam tikras mintis jums, studentams, seniorams, administracijai, kitiems svečiams. Iš tikrųjų, dvi tokios mintys man kirbėjo galvoje pas jūs. Pirmiausiai tai, kodėl mes esame čia, šiame žemės rutulio kampelyje. Antras klausimas yra, kodėl mūsų tauta, kuri, visaip yra vadinama pasaulyje, bet tenka užgirsti ir tokį pasakymą, kad mes esame karžygių tauta. Ir atsakymas yra iš tikrųjų labai paprastas. Mes būtent atėjome čia. Kažkada mūsų protėviai atėjo į šitą vietą. Ir ne kiekvienas atėjo. Ne kiekviena ta tauta, vadinkim, taip, atėjo iki Baltijos jūros. Ir atėjo jie čia taip pat nesurado, nežinau, Obamos su pinigų maišu, kuris laukia ir sako, štai kaip malonu, kaip linksma. Iš tikrųjų, mūsų protėviai nugalėjo tą pačią gamtą ir jie čia apsistojo ir sėsliai apsistojo, ilgam gyvenimui tikriausiai. Na, dar viena mintis man kirba iš karto tuo pačiu. Kas ta Lietuva yra iš tikrųjų per reiškinys? Kodėl mes pastoviai turim kažkokius egzaminus laikyti? Tai mūsų protėviai, reiškia, su gamta kovo turėjo, tai kryžiuočiai puola, taip, tai, kada nebuvo mums kažkokių egzaminus, man papasakoti. Taip visą laiką tai Lietuvai reikia kažkur su kažkuo tai siekiant išlikti. Prašau, čia buvo lyg ranka keliama. Klausiau labai gražios dainos Andriaus Mamontovo, kurio bendramžiai beveik mes esame tie, kurie yra tarp jaunimo ir tarp senjorų, bent jau mums taip atrodo. Ir galiu pasakyti, kodėl mes čia, kodėl mes Lietuvoje, todėl, kad yra mūsų tėvynė. Todėl, kad aš, pavyzdžiui, gyvenau Tarybų sąjungoje, mano vaikai gimė Lietuvos Respublikoje. Ir man tai yra labai labai svarbu. Ačiū. Ir mielai kolegai, vis tiek tada tokį lyg ir klausimą dar kartelį ir visiems kitiems. Bet juk, gal čia ne klausimas, gal toks retorinis pasakymas. Šiai dienai mes vėl esame tam tikrame egzamine. Jūs sakot, gimiau, taip, užaugau ir čia jau taip, o ką, jaunimas? Egzaminas dar aš pasakysiu truputėlį, egzaminas ir egzaminas iš tikrųjų labai gražiai buvo pasakyta apie tai, kad pirmiausia, kaip piliečius, kaip žmonės, mūsų augino šeima. Ir tai, ką mums šeima davė, tą mes jau turime. Ir mes kiekvienas galim savęs paklausti, ar mes namuose turim vėliavą, ar mes mokam giedoti mūsų Lietuvos Respublikos himną, ar mes kartu einam visi į minėjimus. Ir jeigu Lietuvoje, tai kaip žmonės sako, kad Dievas duoda tiek,
kiek žmogus gali pakelti. Tai valstybė tikriausiai taip pat. O valstybė, kadangi žmonės pas mus yra kantrūs, tai valstybei duodama vis daugiau ir daugiau įvairių išbandymų. Ir pasižiūrėkit, ir vis tiek mes, kad ir mažyčiai esame, mažytė tauta, bet mes vis tiek vis dar kalbam lietuviškai. Mes žinom savo papročius, savo tradicijas. Ir labai dažnai užsienyje manęs paklausia, kokia kalba jūs kalbat. Aš jam aiškinu, kad mes kalbam lietuviškai. O tai lietuvių kalba, tai kokia kalba? Tai lenkų kalba, tai rusų kalba, tai dar kažkokia kalba. Ir mes turim didžiuotis tuo, kad mes esame unikalūs tuo, kad mes turim savo kalbą. Tikriausiai prie jūsų. Kad prie jūsų išlikimo čia Lietuvoje. Va, tai aš sakau, mano indėlis yra toksai, bent jau, jeigu prieš kolegos. Aš jį žiūriu kaip į lobį ir negalvoju, kad čia atėjo negabus studentas, kad čia atidarysi tą skrinutę, peliukas išbėgs tik tai. O tikiuosi visada surasti, nors vieną kokį, taip brangų dalyką jums. Tai galbūt visą tai kažkur tai lemtų mūsų tą išlikimą šitame krašte. Na ir pabaigdamas tiesiog pasakyčiau tą tradicinę frazę, kad iš tikrųjų tikiu, kad ir jaunimas, ir kodėl ne tik tai, bet ir vyresni. Nepasiduosite tam virusui, kuris yra, kaip čia ne virusas, bet tiesiog posakis atėjęs iš Aristofano. Tai kas lotiniškai pas mane mokėsi, tai žino, yra toks pasakymas. Ibi patrija, ubi bene. Ten tėvynė kur gerai. Aš drįstu taisyti šitą posakį ir noriu, kad jūs tai padarytumėte. Taip sakyti. Ibi bene, ubi patrija. Ten gerai, kur tėvynė. Ačiū uždėmesį. Rodys smagu matyti ir seniorus, ir labai jaunus, ir dar jaunesnius. Ir smagu, kad tas renginys yra būtent prieš kovo 11-ąją. Labai dera prie žodžio pilietiškas, pilietiškumas, pilietis. Tikrai turbūt geriau yra kalbėti po kažko, negu pradėti kalbą. Su kiekvieno kalba vilnijo mintis ir vis toliau ir giliau kilo klausimas, kas yra pilietiškumas. Ir ką reiškia pilietiškumas, ar jį per 45 minučių pamoką galima išugdyti pilietiškumą. Gimnazistai nepasakė, kad mokykloje buvo ir tokios pamokos, pilietinio ugdymo pamokos, ką aš manau, kad pamoka negali išugdyti piliečio, pamoka gali suteikti žinių, ką reiškia ši sąvoka. Pilietiškumas, pilietis, kuo skiriasi. Ir mes čia sėdėjom ir jau pradėjom diskutuoti iš viso, o tai kas yra tas pilietiškumas. Tame pačiame Pilietinės visuomenės institutas, kuris vykdo projektą Kuriame Respubliką, nuo 2005 metų vykdo visuomenės pilietinės galios tyrimą. Ir 2005 metais pilietinės galios tyrimą kaip tik atskleidė, kad visuomenė pilietiškai yra neįgali. Mūsų, Lietuvos visuomenė. Kiek metų buvo? Visai jauni, kaip valstybė, kaip Lietuva, ir mes, mūsų visuomenė pilietiškai neįgali. Tai kas yra ta pilietinė galia? Nes dėl pilietinės galios, kurios indeksas per tyrimus nuo 2005 metų nedidėja, o tebėra labai mažas, dėl to ir įtakota buvo projekto atsiradimui Kuriame Respubliką. Kas ta pilietinė galia? Susideda iš 4 komponentų. Viena, ką ir meras kalbėjo, kaip aš kaip pilietis esu aktyvus dalyvaudamas visuomenės gyvenime, tai yra rinkimuose. Kaip aš čia ir šiandien dalyvauju. Kiek mūsų yra aktyvių žmonių. Man atrodo, šiuose paskutiniuose rinkimuose tyrimų nežinau, bet žiūrint žiniasklaidą, klausant žmonių, kažkoks bent jau didžiųjų miestų jaunimo dalyvavimas politinėje toje erdvėje, mes renkame patys savo valdžią. Už tokią iniciatyvą, kur aš čia matau, gal čia yra 3 ar 4 kartų žmonės, ar ne? Ir mes tikrai kalbam tokiu metu prieš didžią šventę, mūsų tautos šventę, mūsų valstybės šventę, kovo 11-ąją, kalbam apie pilietiškumą, kalbam apie patriotizmą. Kas tai yra pilietiškumas ir patriotizmas? Jūs pasakėt. Man patriotizmas prasideda nuo šeimos.
Pirmiausia, nuo šeimos. Nes tėtis ir mama kaip tik tai suteikia pirmasis pilietiškumo, patriotizmo pamokas. Mes anksčiau kažkaip šeimoje turėdavom laiko susėsti prie bendro stalo, nebuvo tų televizorių, tų kompiuterių, kažkaip pakalbėdavom per didžiąsias šventės, pietų metu, vakarienių metu. O dabar žiūriu, mano vaikai, anūkai gyvena truputėlį kitaip. Nėra laiko, valgo blynus, nosis įvesta į kompiuterį, į televizorių, tiesiog mes nebebendraujam, arba tiesiog bendraujam, kitokiam priemonėm. Ir jeigu iš mažens vaiką šeima nuveš prie Stelmužės, į Trakų pilį, prie televizijos bokšto, štai nuo čia prasideda patriotizmas. Vėliau kolektyvas, mokykla ir vėlgi mokykla. Žinoma, mokykla ne viską gali, tačiau daug gali. Ir kartais aš pasigendu, ne tik tai Utenoj, bet ir visoje Lietuvoje, tenka dalyvauti įvairiose šventėse, ir sausio 13, ir kovo 11, ir vasario 16. Ir man truputėlį graudu būna. Šventė Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena, kovo 11. Linkime jums, lai išsipildo visos svajonės ir viltys. Nuoširdžiausiai ačiū organizatoriams už galimybę mums dalyvauti tokioje gražioje diskusijoje, o taip pat už galimybę padainuoti jums. Savo dainomis išreikšti mūsų meilę tėvynei, mūsų meilę jums, mūsų meilę gamtai, mūsų meilę žmogui. Taip kaip jūs, garbus jaunime, mes taip pat buvome jauni, buvome žvalūs, kupini svajonių, bet laiko vingiai mus vedė per gyvenimą, darbo metus ir atvedė į šias dienas. Jau daugiau nei 6 metai, kaip mes, tie, kurie visą gyvenimą dainavom, mylėjom dainą, o dabar nenorėdami sėdėti namuose, kadangi aplinkybės taip jau mums pasakė, kad mūsų vieta daugiau sergėti namų židinį, nes mes jau padarėme, kaip sakiau, viską, ką galėjome. Ir susibūrime mes į šitą tokį aukščiausi